Eglė ir Darius Kauneckai. Iš šalies atrodo tokie kaip ir visi. Vyras ir žmona turintys atžalų ir gyvenantys pagal visiems įprastą gyvenimo modelį. Tačiau taip nėra. Prieš 7 metus jiedu susidomėjo ajurveda, mokslu visiškai pakeitusiu jų dviejų gyvenimą. Ajurveda, tai jeigu pagal patį žodį, tai yra sanskrito kalbos žodis ir aju reiškia gyvenimas, o veda žinios. Tai yra žinios apie gyvenimą, mokslas apie gyvenimą. Jeigu kalbėti ne tik apie žodį, tai yra gyvenimo būdas, kuris tiesiog kalba apie tai, kaip save prižiūrėti, kaip gyventi, kaip būti sveikam, kaip būti laimingu. Kad būtų aiškiau, galbūt tai yra ajurveda viskas skirsto į 3 tipus. Tai yra vata, pita, kapa, į 3 došas, vėjas, ugnis, žemė. Ir žmonės taip pat. Ir mes visi tai gimdami kaip DNR gaunam tam tikrą proporciją savyje vėjo, ugnies arba žemės. Ir ko daugiausia mumise yra, tai pagal tą tipą galim tiesiog modeliuoti savo gyvenimo būdą, sveikatos priežiūrą, elgseną ir taip toliau. Ir nenustebkite, jei tik susipažinę su Egle išgirsite kai ką tokio apie save, ką žinote tik jūs patys ir jums artimi žmonės. Čia ne magija ir ne burtai. Eglė kartu su vyru Dariumi puikiai išstudijavusi ajurvedos mokslą. Smalsu sužinoti, kaip visgi jie atpažįsta žmonės. Kaip tai diagnozuojama? Pagal kūno sandarą, pagal akis, nosį, dantis, ausis, ūgį, svorį, odos sausumą, apie emocijas. Tada jau reikia kalbėtis ir žmogus pats papasakoja, ar jis lėtas, greitas, vangus, ar toks apatiškas, ar tiesiog pomėgiai kokie jo yra, apie taip pat psichologinius niuansus, apie organizmo būklę, apie tiesiog kaip virškina, kaip tuštinasi, kaip prakaituoja, tam tikri yra klausimai, pagal kuriuos jau galima priskirti tam tikrai grupiai žmogui. Yra daug kelių, kaip atrasti, suprasti ir pažinti save. Pažinti su ajurveda tarsi apsilankimas pas psichologą. Iš dalies tai, man atrodo, kiekvienas masažo jau centras yra pabuvimas pas psichologą, nes ko mums visiems labiausiai trūksta, tai rūpesčio ir meilės ir tokio globos. Tai kiekvienas masažas yra pirmiausia, tai būtent, kad tu pasijunti, kad kažkas tavim rūpinasi šiuo metu, tau skiria dėmesį, globoja, stengiasi atpalaiduoti, padėti. Be to, aišku, mes dirbdami jau pagal ajurvedos mokslą, dar galim padėti tiesiog suprasti save, kad kodėl man nepatinka tai ir kodėl aš tampu nervuotas, kai yra toks oras, arba kodėl kai tą suvalgau, man darosi blogai. Ajurveda jinai labai paprastai išaiškina, todėl, kad tau pagal šitą tipą netinka šaltas ir drėgnas oras ir vėjas ir tau šala galūnės ir tu daraisi nervuotas ir toks įsitemptas. Arba jeigu tu esi ugnis ir tau karšta ir prakaituoji visas ir tu daraisi piktas, tau piktis tas iš tavęs eina ir tu nesupranti kodėl, bet iš kur tas toks. O čia pasirodo dėl to, kad tavo toks tipas, tau reikia gryno oro, tau reikia vėsumos, tau nereikia šiltai apsirengti. Ir kai gauni tuos atsakymus, truputį palengvėja, nes negalvoji, kad kažkas su tavimi yra blogai. Sukaupę daugybę informacijos, Eglė ir Darius prieš 4 metus atidarė ajurvedos centrą. Mūsų tai galbūt viso centro istorija visa kuriozinė, nes tik tiesiog gal vieninteliai esam tokie, kurie sugebėjo labai greitai įsikurti, po to sugriūti, būti apvoktiems, persikėlėm per kelias vietas, tai dabar jau tai yra 3. mūsų centro vieta, ir kurią jau darėm su didelė patirtimi visokiausių įvykių ir su didelė meilė, ir su taip, kaip mes įsivaizduojame ajurvedos centrą ir koks jis turėtų būti ir kaip žmonės jame turėtų jaustis. Tiesiog suvežėm čia visą Indiją ir būtent, kad tai atspindėtų tą autentišką gražiąją Indiją su meno dirbiniais, su jų kultūra, su jų filosofija. Tai ką jūs matote, tai yra tas mūsų rezultatas visų tų patyrimų, ką išgyvenom eidami šituo keliu. O kelias nebuvo lengvas. Kol klientai suprato, kad procedūrų metu niekas neketina jų paaukoti svetimiems dievams ant neįprasto stalo, iškepinti keistoje pirtyje ar išmasažuoti iki sąmonės netekimo, praėjo nemažai laiko. Mes darysime pančia karmą, tai organizmo valymo procedūrą ir atjauninimo, iš kurio susideda 4 rankų masažas abjanga, pilimas į 3 akį, pirtis ir rožių vonia.
Dabar yra situacija tikrai jau kitokia ir ypač jauni žmonės, jie žino ir jie klausia, ir jie giliai žino, ir jie sąmoningėja, ir ta aplinka Lietuvoje, jinai tikrai labai keičiasi ir netgi darosi madinga. Tai būti sveiku, būti vegetaru, praktikuoti jogą, meditaciją, tai ar iš vis sąmoningai gyventi. Tai kas ir labai džiugina, nes manom, kad tas mūsų kelias reikalingas žmonėm ir kad mūsų centras reikalingas žmonėm. Tai yra ajurvedinė pirtis. Jinai ypatinga tuom, kad galva yra išorėje, o kūnas viduje. Pagal ajurvedą galva neperneša karščio, dėl to jinai negali būti kaitinama. Ajurvedinė pirtis, skirtingai nuo paprastų pirčių, jinai darosi būtent po masažo. Tuo tikslu, kad įtrinant masažo metu aliejų, o aliejus turi tokią valomą savybę ir tuos visus šlakus toksinus, kur jisai surenka pirtyje, jisai išneštų lauk. Ir būtent per prakaitą mes išprakaituojame ir taip išsivalo organizmas. Čia reikia būti tol, kol ant veido prakaitas išmuš. Arba jau žmogus jaus, kad jau gana. Šiaip tai jinai labai maloni, nes karščio pojūčio nėra, tiesiog yra maloni šiluma. Na, o pasilepinus indiškoje pirtyje ir išsivalius organizmą, Eglė ir Darius siūlo atsigaivinti specialioje vonioje. Mūsų modelis dabar guli varinėje vonioje. Varis nuo senų senovės turi tokių gydomųjų savybių ir jisai pakrauna vandenį ir teigiamai veikia žmogaus organizmą. O rožės tiesiog žmogus nuo gėlių, nuo rožių žiedų, jisai jaučia tokį gamtos prisilietimą ir labai raminančiai veikia. Ir būdamas čia žmogus, jisai ilsisi ir tiesiog būna toj būsenai, kurią gavo prie to masažo. Palikime mūsų modelį ramiam pasibuvimui su savimi, o Eglę ir Darių pasveikinkime ne tik su šiais laikais taip reikalingo ajurvedos mokslo skleidimu Lietuvoje, bet ir su 4 metų gimtadieniu. Būtent tiek laiko gyvuoja jų įsteigtas ajurvedos centras Šanti.